Kaip mes darom, kur mes darom. Va čia, pavyzdžiui, rubiną padarėm, dirbinėlį. Na, čia yra ametistų. Ne ametistų, akvamarino. Va, kur sakiau, jūrininkai mėgsta. Va, apyrankės suvėliam. Čia yra suverta ametistas. Va, visų. Nuo alyvinio iki tamsaus. O kur tie akmenėliai, kur geležį? Kelia. Jau pamiršau pavadinimą, aišku. Labiausiai geležį kelia hematitas. Hematitą, jo cheminė formulė ferum 2O3. O jūs turite tokį dirbinį? Aš į kiekvieną dekoratyvę apyrankę ar dar kažką, va, kur įdedu. Čia, va, matot tokį blizgutį? Čia ir yra hematitas. Čia ne metalas, net čia akmenukas. O Tas geltonas? Tas geltonas yra akmenukas. Jo vardas yra hematitas, o jo cheminė formulė ferum 2O3 reiškia 2 molekulės geležies ir 3 deguonies. Reiškia, jis labai gerai transportuoja geležį į jūsų šildomą, į jūsų Kiek jisai kūną. kainuoja? 100. Ne, čia viskas, žinokit, ir normalios kainos. Čia iš dirbtuvių, jeigu perkam iš dirbtuvių. Pavyzdžiui, ten iki 15 eurų apyrankė. Labai normaliai. Nuo 12 iki 15 kažkur. Bet jūs tik apyrankę tokią turite? Su hematitu. Žinokit, hematitas niekur kitur arčiau prie kūno neprisiglaudžia, tik prie tos zonos. Tik prie tos zonos. Dabar žiūrėkit, va, kokie dirbinėliai yra. Va čia labai geras, va, kur labradoritas, kur jums labai patiko. Va, kaip jisai gaminas. Jisai va, pagamintas, jis atrodo va štai taip. Ir čia, va čia labradoritas, va, ir čia labradoritas, ir čia ir iki galo labradoritas. Čia jau mano kaip dailininkės, ododailininkės darbai yra individualūs. Irgi va jaspis, katės akių kvarcas, gintaras, tas pats akvamarinas prie pat kapliuko.